Sveiki Anastasija ir sveiki Antonai. Sveiki. Ar jūs visaginiečiai? Taip, gryni visaginiečiai. Gimė, augė. Augė, užaugė ir dabar augam. Kaip ne visaginiečiai apibūdintumėt savo miestą? Labai savotiškas. Savotiškas, jo, tai geras žodis. Bet tokia gera prasme, aš sakyčiau. Čia galima atrasti visokių tokių įdomių dalykų, kurių galbūt nesitikė pamatyti, bet kažkaip, eini ir kažką pamatai ir taip, žiūri, pamatai detalės kažkokias, tada supranti, kiek čia visko daug ir čia, galbūt čia toks sugebėjimas dar pamatyti tas detalės. Tai čia smalsiems žmonėms toks miestas galbūt. Dar daugiau kreipčiau dėmesį link žmonės, nes tie žmonės, būtent gyventojai, jie yra tokia mūsų miesto gyva istorija, nes miestas jaunas ir iš tikrųjų kartais mes galvojam, kai sakom apie kažkokią vietovę, kad istoriškai taip ir taip susiklostė, pas mus ta visa istorija dar gyva, tai iš pirmųjų lūpų galim sužinoti labai daug, tai tik tai reikia pabendrauti. Kodėl pasirinkot Visaginę? Paprastai jauni žmonės, gyvendami mažesnėme mieste, toliau nuo centro Lietuvos, turiuomenį nuo sostinės ar kitų didesnių miestų, renkasi išvažiuoti į didelius miestus ir ten savo ateitį sieti su dideliu miestu, su kažkokiamis platesnėmis perspektyvomis. Kodėl jūs pasirinkot čia gyventi? Tai mūsų priežastis pagrindinė buvo šeima, aš sakyčiau, nes kai mes nusprendėm gyventi kartu su Antonu, tai galvojam apie ateitį, apie tai, kur mes auginsim vaikus, pavyzdžiui. Ir svarstėm tokį variantą, važiuoti į Vilnių, gyventi ten, bet kai pagalvojam apie atstumus, apie kamščius, apie daugybę žmonių ir galbūt dėl to, kad mes čia išaugom, tai mums visos tos minios žmonių tikrai trukdo. Nėra to oro kvėpuoti galbūt. Ir čia auginti vaikus tikrai labai patogu. O kaip sutarė skirtingų tautybių žmonės šitame mieste? Jeigu atvažiuoji į kažkokią nežinomą vietą, nueiti į turgų, žmonės ten bendrauja, ateina visi žmonės, skirtingus sluoksnius, skirtingų darbo lygių ir taip toliau. Bet gera vieta pažiūrėti, kaip susišneka žmonės irgi, kokia ta bendruomenė yra. Tai manau, kad labai draugiški visi. Tikrai. O tas stereotipas gajus Lietuvoje, ar ne, kad tai rusų miestas? Taip, dauguma kalba rusiškai, bet, pažiūrėkime tą netgi statistiką, tą tautinę sudėtį, tai rusų, taip, jų yra daug, bet irgi nežinai, ar ten tikras rusas ar ne. Pavyzdžiui, Antonas yra skaitusi kaip rusas, pagal tautybę, bet jis turi ir lenkiškų, ir lietuviškų tų šaknų, tai ar jis tikrai rusas? Nežinau. Ne, čia tikrai taip nevadinčiau. Čia iš vis labai tiek daug skirtingų žmonių. Tiesiog bendravimo priemonė, kalba yra pagrindė rusų. Čia taip susiklosti, kad žmonės atvažiavo iš labai skirtingų respublikų, iš skirtingų šalių ir jų pagrindinė bendravimo priemonė buvo rusų kalba ir kaip mes čia ir esam dabar simuliatoriai, čia irgi akivaizdu, kad yra rusų kalba. Viskas yra rusiškai surašyta. Bet tada tais laikais, kai žmonės čia atvažiavo prieš 50 metų, tai suprantu, kad pagrindinė jungtis ir buvo atominė elektrinė, kuri čia pastatyta, ar ne, šalia miesto ir visi žmonės su tuo buvo susiję, čia atvažiavę gyventi. Kas dabar jungia tuos skirtingų tautybių žmonės šitame mieste? Sakykime, prie šito krašto gal priaugę ir taip susiklosti jau, kad jis tapo mylimas irgi. Tai nors ir ne jų tėvynė, bet mylimas
kraštas tikrai. Nu, čia aš manau, kad dabar tiesiog žmonės jau sąmoningai pasirenka, kur jie nori gyventi, nes nėra tos galbūt sąsajos ir dabar mūsų laikais, kur galima dirbti ir nuotoliu ir vis tiek gyventi čia jau pasirinkimas. Žmonių toks sąmoningas pasirinkimas ir aš manau, kad čia tiesiog patogu gyventi ir dabar tikriausiai tie žmonės, kurie, sakykime, grįžta į Visaginą, kaip ir mes pasirinkom gyventi čia. Ar pasikeitė Visaginas per tą jūsų, kiek jūs gyvenat laikotarpį? Man atrodo, kad pastaruoju metu kaip tik atsirado daugiau visokio meno gatvėse. Labai matosi ir girdisi, kad lietuviškai, kuo daugiau žmonių kalba lietuviškai ir tarp jaunimo ypač, vis tiek tada suprantam daugiau, kad esam vis dėlto Lietuvoje, o ne toks egzotiškas labai kraštas kažkoks. O koks bus po 10 metų Visaginas? Progresyvus, manau, bus. Yra tendencijos, kad jaunimas važiuoja į būtent freelanceriai, pasirinka šitą miestą ir tada kūrė, stengiasi, dirba. Aš tikiuosi, kad taip ir miestas bus aktyvesnis toksai ir pilietiškai aktyvus, kad žinotų, ką gali pats ten padaryti ir kur gali sudalyvauti, kad kurtų ir tos pokyčius patys. Tai aš manau, kad tame ir laukia geri dalykai. Esame Visagino senamiestyje. Taip. Pavadinkime taip. Taip. O nuo naujamiesčio skiriasi kokiais 5 metais tikriausiai? Realiai taip. Nes visas miestas buvo praktiškai per 15 metų pastatytas. Anastasija, dirbi turizmo srity ir suprantu, kad atsivedė į miesto centrą. Taip, čia yra tokia atsinaujinusi vieta Visagino mieste, Sidulinos alėja. Anksčiau čia buvo fontanas, tik tai šitas padarytas pagal tokį pat principą, bet jis modernesnis. Jis dabar ir šviečia, ir groja dainas, ir šoka. Kai bus miesto šventė, tai kviečiam visus atvykti ir tikrai pamatysit čia tą šokantį ir grojantį fontaną. Iš vietinių girdėjau, kad čia yra kažkuom ypatingi čia šitie 3 namai ir čia toks mama, tėtis ir aš. Tai kas čia turime omeny, mama, tėtis ir aš? Tiesiog dėl to, kad jie taip įdomiai pastatyti kaip laiptukai tokie. Vienas yra žemesnis, kitas per viduriuką mama, o trečias yra pats aukščiausias, tai yra tėtis. Šiaip šita vieta, tas pirmas rajonas, kuom jis išskirtinis mieste? Jis yra pirmas, kuris buvo pastatytas, nes viskas prasidėjo nuo pirmojo rajono. Čia kažkur toj pusėje Kosmoso gatvėje yra pirmasis Visagino namas, kuriam bus ne 50, o 48 vis šiais metais. Kad čia buvo pirmo Visagino namo vieta. Jo, totorių ir lenkų šeima gyvendavo dar prieš miestą. O vėliau jie persikėlė, kai miestą jau pradėjo statyti. Nes Anastasija pasakojo apie pirmą Visagino kaip miesto namą, kuris ten jaunesnis truputėlį už Visaginą jaunesnis, o čia jau stovėjo tas toks istorinis namas. Vienkimis. Aha, tai žodžiu, galvoju kurti miestą prieš 50 metų ir po 2 metų atsirado pirmas... Taip, jau buvo pradėtas eksploatuoti. Bet taip įdomiai, jis buvo pradėtas eksploatuoti, bet ne kaip gyvenamasis namas, bet kaip vieta, kur buvo tuo metu visos paslaugos suburtos į vieną vietą, nes kitų pastatų tuo metu dar nebuvo, tai ten buvo ir atominės administracija, ir tokia kaip poliklinika, vaikų ten kaip darželis, grožio salonas, viskas vienoje vietoje. O koks jums pačiai yra tas miesto architektūrinis veidas? Kuom jis išskirtinis architektūriškai? Jis toks, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jis toks, kaip gyvenamasis kvartalas, bet kai pažvelgi į tam tikras detalės, tai tada pradedi suvokti, kaip čia viskas taip kažkaip įdomiai vis tiek padaryta, nes kaip jis buvo statomas, tai architektai jie turėjo tą generalinį planą, sakykime, bet jie turėjo statyti iš to, kas buvo atvežama. Architektai turėjo pritaikyti, gerai, jiem veža šitą namą, tai
kur statys tą namą. Lyg tai projektas yra, bet ar jis tinka toj vietoj, tai galbūt į kitą vietą perkeltų. Tai dėl to atsirado va, tokių plytiniai pastatai daugiausiai, bet šalia jų yra ir blokiniai tokie, tai ten matosi iš kito kampelio, tai tiesiog va, turėjo žaisti su to, ką gaudavo. Jo. O tai dabar, jeigu jums reiktų pakviesti žmogų valandai į Visaginą, tai kur jūs jį nukreiptumėt? Į kurią miesto vietą ir ką pamatyti Visagine? Patraukliausias maršrutas vis tiek būna va, šita Sidulinos alėja. Aišku, kai veikia mūsų fontanas. Ir dažniausiai nukreipiu į tokį nedidelį ratą, galima sakyti, aplink šitą rajoną. Gaunasi, kad einam per Sidulinos alėją, o paskui jau einam į Visagino gatvę link ežero. Tai Sidulinos alėja čia prasideda ir baigėsi trečiame mikrorajone, ar ne? Tai reiškia, čia mes esam tokiai pagrindiniai gatviai, nuo kurios tu pradedi miestą ir trečiame rajone tą miestą pabaigė, ar ne? Taip. Antonai, mes vaikščiom su daugeliu kolegų vaikščiom po miestą, o su jumis vaikštom miške, bet mieste. Tai čia jau jūsų, kaip suprantu, stichija ir jūsų gyvenimas. Jo, mes ant ribos. Ant ribos esam, nes šiaip jo dauguma veiklos mūsų prasideda būtent čia ir kartais taip ir vadinam, miškas mieste ir miestas miške. Miestas miške, o vis tiek turiu paklausti, o iš kokio jūs mikrorajono esat? Iš trečio vis tiek. Čia labai gerai skaitasi, nes dažniausiai būna taip, kad kur tu vaikystę praleidi, tai ten ir priklausai tam mikrorajoną. Ne taip, kad tu ten gyveni kažkur dabar. Nes jo, dabar mes irgi gyvenam trečiam ir vaikystė mano buvo trečiam. Tai jūsų žmona yra imigrantė į trečią rajoną? Žmona taip. Žmona persikėlė ten, taip. Tai žodžiu, čia įvyko emigracija iš vieno rajono į kitą rajoną. Taip. Bet jūsų veikla susijusi yra su gamta, ar ne? Taip, grinai su gamta, O kodėl čia toks pasirinkimas? Čia gal net ne pasirinkimas, čia buvo toks, man atrodė, kad vienintelis būdas daryti kažkokią tokią veiklą man tinkančią. Minti, kad aš pastoviai, kur bebūčiau, kur be gyvenčiau, užsienį, ta prasme, ieškojau tų dalių, kur galėčiau pabūti šalia gamtos, sakykime, prisilies kažkaip prie upės arba prie vandens. Ir visur to ieškojau, ten Mančesterį, Barcelonai, daug kur. Ir buvo gražių vietų, bet visada pritrūkdavo būtent šitos dalies. Tai tiesiog atradau, kad be tos dalies negaliu. ir buvo mintis sugrįžti ir susijęti būtent veiklą su gamta. Ir čia yra tobulas vietas tiesiog. O vaikystėje daug laiko praleisdavot gamtoj? Labai daug, labai daug, ypač su tėvu. Ir grybavom, ir į piknikus daug kur važiavom, ir su valtim plaukdėm, tai daug veiklos tikrai. Šiaip vaikystėje būtent labai daug laiko praleisdavom su šeimom, su Marijos Turinos šeima. Mes esame tokie vaikystės draugai. Ir būtent ypač dabar, kai peržiūrėm ten nuotraukas iš vaikystės, tai visada buvo vanduo aplink, tai mes arba su valtelė su tokiais veidais, nes nuo saulės mums, arba tiesiog jau buvom labai pavargę ant saulės. Ir kažkur visada, jeigu buvo stovyklavietės, tai visur grybai buvo ant šakų tokie, ir tokie mūsų vaizdai iš vaikystės.